mes labai laukiam šito šeštadienio ir galimybės nukarūnuoti Dainių Leonavičių. Berods 4 metus nešiojosi Ledo karaliaus titulą ir kartu padaryti keletą svarbių dalykėlių, nes dabar mes iš viešpaties Dievo malonės turim puikią infrastruktūrą, tai yra storą ledą. Turim galimybę visiškai nesudėvėti automobilio, nes ant ledo padangos, kaip žinia, išlieka sveikos, kad ir ką tu su jom darytum. Pats automobilis taip pat lieka sveikas ir viską, ką tu gauni, tai gauni labai daug emocijų ir įgūdžių. Ir viena iš svarbiausių žinių, man atrodo, yra ta, kad čia užvažiavęs žmogus, netgi tas, kuris įsivaizduoja, kad jis praktiškai yra trečias brolis Šumacherių šeimoje, jisai supranta, kad gal tai ne visai tiesa. Ir suvaldyti automobiliai net paprasčiausiai slalomo trasoje ant ledo yra sudėtinga. Ir norint tą padaryti, reikia treniruotis. Tai mes klubo nariai ir klubo narių šeimynos tikrai turės šaunią progą kilstelti truputėlį per porą lygių savo vairavimo gebėjimus ir neabejoju, kad bus saugesni gatvėse.